Vaidai, po 7 metų krepšinio žvaigždžių diena grįžo į Vilnių. Kaip vertini pats šitą renginį ir kaip jums pavyko? Aš manau, kad pavyko visai neblogai, nes buvo ir pakankamai daug žmonių, susidomėjimas buvo. Ir dėjimų konkursas gražus, rungtynės, manau, tikrai pavykusios. 30 konkursų, aišku, ir įgūdžių apskritai mes darėm pirmą kartą, tai, sakant, pirmie kartai niekada nebūna tobuli. O 30 irgi išėjo į finalą visi favoritai, buvo tikrai daug gerų serijų, tad manau, kad pakankamai aukštų balų galim vertinti tikrai. Aš asmeniškai džiaugiuosi. Matėme Lietuvos Ryto legendą sutriuškino sostinės rinktinę. Kaip manot, kitais metais formatas nesikeis, galbūt per stiprus? Ne, norėtum išlaikyti tą patį formatą, juolab, kad šiais metais kelios tikrai legendos, kaip Kadžiulis negalėjo dėtis, apsirgo, Čiškauskas irgi turėjo tam tikrų reikalų, tai Šležas užsiėmęs, tai tiesiog gal turėsim ir kitokių legendų ir gal kai kurie krepšininkai jau bus baigę karjeras, kur kitais metais jau galėjo žaisti. Tai formatą tikrai norėtum išlaikyti tą patį, tiesiog norėtųsi, kad jaunimas truputį vertintų ir patirtį. Dabar pas jaunimą degė akis, pas legendas buvo patirtis, o krepšinį. Ir galime pažadėti, kad kitais metais krepšinio žvaigždžių diena sugrįš į Vilnių? Be abejo.